Liuko nėra čia. Čia reiks manį daryti. Tai vat vienintelė patalpa name, kur galima kažkokiu būdu patekti į tą perdangą. Tai ką mes darysim, tai įsipjausiu su peiliuku skylę. Namo stogas eina 18 laipsnių. Nežinau, kiek čia yra vietos mūlys, bet va tos 45 cm. Įsivaizduoju tiesiai per plėvelę. Laufo plėvelę. LDS 100. Esam palėpiai. Šitas šiltinimas buvo darytas prieš 3 metus, bet buvo svarbu įsitikinti, kas čia yra įvykę po tiek laiko. Tai kadangi jokio liuko nebuvo numatyta, nieks negalėjo užlipti ir patikrinti taip paprastai, tai smalsumo vedami turėjom tai padaryti, nes man čia buvo tam tikrų klausimų. Vatos atveju viskas čia gerai, o vėjo deflektoriai, tai šitie dalykai yra nepasiteisinę iš šitos medžiagos daryti. Tokią galiu prielaidą daryti dabar. Nelabai man šitas patinka variantas, nors tai yra privaloma tas vėdinimas, žinai. Esmė tai yra gaminys skirtas padaryti vėdinamą palėpę, kada tu oras priteka iš pakalimo, atremiama į fasado šiltinimą. Nuo šitos stoginės plėvelės buvo palikti 3 cm maždaug, buvo prišaudyta prie šono, tuomet klijuota juosta, netgi gal ir sugruntuota buvo, bet matom, kad net laikė. Tai po 3 metų ir taip yra visų perimetrų. Kai kuriuose vietose net matosi putplastis. Dėl ko taip daroma, nes tai yra grybo formos namas. Jokių kaminėlių nėra, apart ties kraigų oro išėjimas padarytas. O kad oras čia cirkuliuotų, kas yra privaloma, tai daromi yra vėjo deflektoriai arba vėjo nukreipiančioji. Mes privedam šitą vėjo deflektorių iki putos ir tokiu būdu cirkuliuoja oras, patenka į palėpę ir panašiai. Kaip matau, šitas pakankamai brangus gaminys yra nepasiteisinęs. Visų perimetrų mes turėsim eiti ir šitą reikalą tvarkyti. Kiek matau, tai visur ta pati problema. Ten 60 metrų perimetro gaunasi. Ne, termovizorius labai stipriai neparodė. Šiaip ar taip tos vietos yra silpnesnės pastate, bet kadangi ir gipsas yra nuleistas, tai aš nematau konkrečiai to paviršiaus, žinai, jau tos garo plėvelės. Šiaip iš tikrųjų mes jau taip net nedarom, bet čia pas save realiai pasibandžiau. Labai puikus variantas pasitikrinimui.